Ši universali Panevėžio sporto arena, kurioje vienu metu gali tilpti iki 7000 žiūrovų, šalį užklupusių sunkmečių ir visuotinių finansų badmečių tapo nepakeliama Aukštaitijos sostinės našta. Vos prieš 3 mėnesius duris atvėręs naujas pramogų gigantas šiuo metu yra didžiulis galvos skausmas Panevėžio savivaldybės vadovams. Iš kur gauti beveik 10 milijonų litų skolai grąžinti ir dar mažiausiai 2 milijonus litų kasmet areną išlaikyti – sudėtingas klausimas. Negana to, universalios arenos statytojams prasiskolinusi savivaldybė gali būti paduota į teismą. Tuo jai bus būtina, kaip kraštutinė priemonė ketina pasinaudoti areną statęs vienas stambiausių rangovų – Panevėžio statybos trestas. Jam savivaldybė iki šiol skolinga 6 milijonus litų. Kiekviena riba yra protinga ir ypač šiuo metu, kada kiekvienas litas turi savo vertę, aišku, kad mes metų laiko nelauksim, tačiau mes nesam kaip nors priešiškai nusistatę ir suprantam, kad valstybės padėtis šiandieną yra pakankamai sunki. Tačiau tie planai, kurie buvo nubrėžti savivaldybės vadovų, manau, kad jie yra tikrai realūs ir pinigai bus grąžinti. Dabartinis Panevėžio meras Povilas Vadopolas pripažįsta, jog arena ir jos milžiniškos skolos miestui per didelė prabanga. Tačiau tikino, kad realaus plano, kaip atsiskaityti už statybą su rangovais, iki galo neturėjo ir ankstesni miesto vadovai, palaiminę šį projektą ir pačias statybas. Sakyčiau, ne akmuo, o didžiulė prabanga mūsų miestui tikrai. Turiu priminti, kad tai nacionalinis reikšmės objektas, kuris buvo pradėtas statyti dar 7 metais. Ir štai, kada mes atėjome į valdžią praėjusių metų birželio 12 dieną, mes paveldėjome šitą objektą ir turėjome dar rasti per 50 milijonų litų tokią sumą, kad galima būtų jį užbaigti. Ir labai džiaugiamės, kad mes šį objektą, labai prestižinį objektą, tikrai užbaigėme ir laiku įvedėme, reiškia, į eksploataciją. Be abejo, liko skolos. Milijoninę valstybės paramą dosniai žadėjusi buvusi vyriausybė dabar Panevėžiui padėti niekuo negali. Dabartinė iš šių metų investicijų programos numačiusi atseikėti vos 1/4, skolai sugrąžinti reikalingų pinigų. Miesto meras mano, kad dalį atsakomybės turėtų prisiimti ir miestui padėti neseniai į Seimą išrinkti panevėžiečiai. Jie jau buvo iniciatoriai šių statybų. Ir garbingas vyras, garbingi Seimo nariai tikrai pasirūpintų, kad šita našta negultų ant mūsų miesto žmonių pečių. Bet kažkodėl tai bandoma daryti viską atvirkščiai. Pajamos iš naujosios arenos nėra didelės. Unikalusis dviračių trekas pustuštis. Išskyrus Panevėžio sportininkus, jį nepritraukia treniruotis ir varžytis kitų šalių dviratininkų. Reporterė Jurgita Kasperavičiūtė, Panevėžys.